Labas vakaras visiems, su naujais metais, gal dar palinkėsiu čia visiems, kad ir praėję, gal ir per vėlai, bet žodžiu, pirmas video šiais metais. Ir šiandien video tema – baterijas. Aukštos įtampos traukos baterijas, Tesla. Šiandien tiesiog iškilo toks retorinis klausimas, pats savo aš jį užsidaviau. Kas bus Teslom? Kai pasibaigs baterijas, kurios eina iki 20 metų. Dėl ko tą klausimą uždaviau? Dėl to, kad paskutiniu laiku labai čia stipriai pradėjo tempti iš Norvegijos supuvėlės, kitaip negaliu pavadinti. Mašinos, kurie norvegai, tiesiog patys norvegai nepatemptos naštos jas prižiūrėti, nes jų klimats yra, kaip pasakyti, labai agresyvus Teslam. O Tesla toks kaip modelis aplamai, jis skirts yra važinės Kalifornijai, ten kur šilta, ten kur yra geras oro sąlygas ir nėra žemių, nėra žodžių žvyrų, druskų ir visa kita, nes kas Tesla vairuoja, tai turbūt jau ne pirmus metus žino, kas tom Teslam atsitinka, kada važiuoja blogais keliais. Drenažai, žodžiu, skendimai, puvimai ir visa kita. Tai va, šiandien kažkaip taip pagalvojau pats savo, kas bus, kai nebeliks tų baterijų, kurios šiai dienai dar yra ardomos mašinos ten 19 metų, 20 metų, nes išpleida baterijkas jau nebeidėsi į eskę 12 metus, o 19-20 galima įdėti. Tai va, to mašinom jau yra, kaip bebūtų, 4 metų, 20 paskutiniam, šimtiniam long range'am. Ką darysim su to mašiną? Nes realiai tai dėvėtas baterijas kilovatvalandį kainuoja 100 eurų, o naujos apie 300 eurų ir į viršų. Tai va, jeigu 100 kilovatvalandžių baterija, reikės mokėti po 300 eurų už kilovatvalandę, tai paskaičiuokit, kiek gausis baterija. Aš kalbu, jeigu ją reikės remontuoti. Keisti modulius, blokus, žodžiu, va, panašiai. Nes tų baterijų tikrai nebus. Tų mašinų tiek dabar yra su paskendusiam ir supūvusiam baterijom, kur tiesiog poreikis jų yra didesnis negu tų mašinų yra. Tai va, nesusimąstėt? Aš susimąsčiau. Teslos baterija laika realiai 9 metus, atšiauriom sąlygom. Ir tai yra ne baterijų celių degradacija, o skendimo, skęstos baterijos, tiesiog korpusai prapūna, drenažai užsitarš, jeigu ten dar nepriežiūra, ir jos skęsta. Tai va, tokia tema. Liūdna tema, bet tokia tema. Užduokit savo tą klausimą. Aš atsakymą neturiu. Baterija yra 16 blokų po 5,2 kWh. Tai tiesiog va taip. Čia 85 baterija. Šimtinį tai turi iš tipų 100 kWh. 75 irgi turi 75 kWh. 85 900 baterija neturi tiek kWh. Tai va, liūdna gaida pradėjau metus. Tiesiog čia gal ne tiek liūdna, bet tiek, kad su pamąstymu. Linkiu prisižiūrėti visiems baterijas. Linkiu nepirkti nieką mašinų iš Norvegijos. Pirkti geriau kažkur tai iš šiltų kraštų, ten, kur nematė druskų, nematė vandens ir visą kitą. Katastrofiškas mašinas, žinot. Čia ne vien baterijas ten. Važiuoklį, vairio kolonėlės mazgai, netgi variklė galinė korpusas. Iš Norvegijos mašinom yra problema. Tie vadinami varpai, tai yra kaušai, kurie uždengia elektroniką. Jos įsiver kabeliai. Tai jau anksčiau būdavo problema ištraukti kabelius. Bet tiesiog keisdavai kabelius. Dėl to, kad cangės kabelius tiesiog supūdavo. O dabar ten nieko neištraukti. O tie varpai gale
kur cangės sulendė į korpusą aliuminį, jos plunčius sprogė, sutrūkė, iškorėja. Čia apie norvegiškas kalbų mašinas. Amerikoniška mašina iš Kalifornijos, kad ir 15 metų pasižiūrite, ten praktiškai vos nenauja mašina lyginant su norvegiška, o norvegiškas tai katastrofa. Ten viskas blogai. Iš išorės netgi jau duris pūn žmonėm, ta prasme, mačiau durų, jos nešpakliuotas, jos pūnėjos. Tai va, čia, taip, nukrypau nuo baterijų ant kiekų. Gerai, gerą vakarą visiems, smagių kelionių, ate.